Sveiki gyvi, mėly klausytojai, žiūrėtojai, naujieji draugai. Ir Audrius sakė, kad man labai patinka kalbėti ir pradėti laidą. Aš nesiginčiusiu. Labas, Audriau. Taip, labas, Svetlana. Ir pakalbėkim apie temą, ar reikia vaiką ruošti stovyklai. Bet mes nusprendėm apjungti dvi temas, nes paraleliai, ar reikia vaiką ruošti stovyklai, ar reikia tėvam ruošti stovyklai. Ir tai reikia. Kodėl reikia, pabandysim išnarsti per šį pusvalandį. Žinai, man dabar tokia mintis atėjo, ar reikia tėvam ruoštis į stovyklą? Reikia, nes tėvai irgi pas mus gali atvažiuoti į stovyklą. Mes turim planuojami. Žinai, tie planai gimė iš jūsų, mėly tėveliai, paraginimų. Labai dažnai pasimdami vaikus iš stovyklos, mamos klausė, Pumba, o kada padarysi stovyklą mum? Ir aš taip šventai meluoju kiekvieną kartą, greitai. Baigėsi vasara, ateina ruduo lietingas ir aš suprantu, kad tikrai nepadarysiu stovyklą. Praeitą rudenį nebuvau pasiruošęs, nes galvoju, kad vėl bus ruduo toks pat. Labai daug žygių buvo, labai daug veiksmų, bet ruduo buvo auksinis, galima buvo daryti stovyklas. Bet ko gero suprantu, kad ruduo tas laikas, kada vaikai į mokyklą pradeda, baigėsi atostogos ir nebe iki stovyklų. Tai panašu, kad tėvams stovyklas irgi galima daryti tada, kada vasarą. Bet ar ras tėvai laiko? Gerai, mes pabandysim šitą reikalą padaryti, nes mano supratimo stovykla tai ne viena nakvynė. Kaip minimum 2 nakvynės, 3 dienos. Šiaip idealu 4 dienos, kad praeit 3 dienų krizė, nes 2 dienas galima vaidinti, 3 dieną krinta kaukės, jeigu 3 dieną išsiskirstysim, tai ko gero mušimės. O 4 diena jau yra 5 dienos bomba. Pasakyk. Klausyk, tu čia intriguojančiai kalbi, ypatingai apie muštynės. Paklausys, kas nors, žinai, ir sakys, tai ką ten, kokia bus stovykla, kokių kovos menų? Psichologinių. Psichologinių. Šiaip tai aš truputėlį į priekį užbėgsiu ir tu pasakė apie psichologinės kovas, tai aišku mes nekovosime, bet vienoje iš mūsų laidų jūs galėsite išgirsti žmogų, moterį, kaučerę, kuri kalbės apie stovyklų programas ir apie psichologinius dalykus tiek tėvų, tiek vaikų. Tai jūs stebėkite, ką mes veiksime, ką veikiame netgi ir anonsus, kurie bus. Ar reikia ir kaip reikia ruoštis vaikui? Prieš tai buvusiose laidose mes minėjom, kad jeigu vaikui pasakyt, kad turi toj važiuoji stovyklą, tai labai didelės euforijos ir entuziazmo tikėtis iš vaiko nereikėtų. Yra buvę pavyzdžių, kai vaikas verkšlena, nori namo. Mano klausimas, tugi žinoji, kur tu važiuosi? Sako, ne. Ta prasme. Tai tau nesakė, kokia bus stovykla? Ne. Tu nieko nežinojai. Man parodė, kad tokia stovykla, aš pasakiau taip. O man paskui pasakė faktą, kad mes nupirkom šitą stovyklą. Ir tą faktą pasakė 3 kokios dienos iki išvažiuojant į stovyklą. Jūs supraskit, kad vaikui stresas. Kaip ir jums tikriausiai stresas būtų pasakyti, dabar susirinkit daiktus, po 3 dienų varai. Tai, aš suprantu, kad jūs negalvojat, kad vaikas turi planų, susitarė su draugais kažkokius dalykus, gal čempionato nebaigė savo geimų ir staiga jūs ištraukėt iš gyvenimo, tai kokia ten stovykla? Kančia? Bet tu labai teisinga pasakyti dalyką. Ar tiek dažnai, būdami tėvais, mes pasidomėm mūsų vaikų planais? Kažkodėl savo planus mes primetam vaikam. Aš važiuoju atostogaut, o tu stovyklą. Ir žinai... Negerai taip sakyti vaikui, čia 100%. Tu atostogaut, o aš į darbą? Jo, mes vienais metais transliavome savo stovyklas, kaip pasidovanok atostogas sau ir vaikui. Tau atostogas ten, kur tau fainai, guli, pavyzdžiui, ten pliaže, susidėjus rankas kojas, žinai, ir ilsiesi. Abejoju, kad daug yra vaikų, kurie tiesiog nori gulėti pliaže. Tikriausiai, kad ne. Taip, ir kada bando tėvai sakyti, kad oi, taigi fainai, mes visa šeima ilsėsimės ir tada išgirsti 2 dalykus. Taip, mes ilsėsimės, bet su vaiko poreikiais pasirinkom tokį viešbutį, žinai, kad ten būtų animatoriai ir visi kiti. Klausimas, kas ilsisi? Tai transliavom, kad poilsis tėvam gali būti čia, stovykla vaikam, poilsis, džiaugsmas, nuotykis, atradimai čia.
Ir nesubendrinkim savo planų su vaikų planais. Ir mes abu tėvai, Audriau, tiek tu, tiek aš, net nebejoju, kad irgi darėm tas klaidas ir žinom, kas tai yra, ane? Nu, tu taip apie klaidas, aš iš karto taip tung. Jo, aš tas klaidas dariau dar ir, žinai, paturbintai. Nes aš ne tik tai, kad stovyklavau su savo jaunėliu, aš dar ir jo vadovas buvau. Ir, žinai, ir daėjęs iki to laiko, kai jam jau suėjo, visai jo hebrai suėjo 12 ir nematydamas jokių aktyvumų ar kažkokių tokių, žinai, didelių sprogimų, laimės sprogimais nuo to, ką aš sugalvoju, supratau, kad tik jie patys turi savo sugalvoti, ką nori veikti. Taip. Labai sudėtinga buvo įgalinti juos sugalvoti, ką nuo 12 metų vaikai, kai jie, žodžiu, čia yra menas. Sugebėti įgalinti vaikus sugalvoti, ko jie nori, nes aš supratau, kad kai aš kažką sugalvoju, jiem būna neįdomu. Ir va, jeigu klausosi kažkas iš tų mano vaikų, gali parašyti komentaruose, kiek aš teisus ar neteisus, bet supratau, kad tas klaidas dariau masiškai, nes čia man faina, čia jiem bus faina. Būkim sąžiningai. Man fainai. Taip. Tai vat mes, žinai, kaip fainai iš tikrųjų, kada mes galim kalbėti apie tai ir suprasti, kad tai, kokius mes praėjom potyrius, tai tapo mūsų patirtimi ir stiprybė. Ir iš tikrųjų galime netgi mokyti tam tikrų dalykų, sudėti akcentus, tiesa? Jo, bet sutik, kad stovyklos programa, kurią mes turim apsirašę, jinai 90% yra tokia, kokia yra. Ir jos keist, nėra prasmės ar kažkaip, nes tiesiog, tai yra tokia programa. Programa kažkiek įtakoja oro sąlygos, karštis ar lietus. Jūs nuo to mažiau priklausomi, mes daugiau priklausomi. Tiesa. Kadangi mes gyvenam lauke, palapinėse ar ant lovyčių ar panašiai. Jo, bet programa reikėtų pasidomėti stipriai ir vaikui reikėtų ištransliuoti, kad bus tokia programa. Ne tik tai višnaitės, bet nepatingėti perskaityti, jeigu jisai neskaito ir padiskutuoti apie tą programą. Tai būtų didelis pliusas vaikui pasiruošti stovykloj, jeigu jis supras, kas bus toj stovykloj. Bent jau teoriškai supras, kad išgirdęs, kad bus mano atveju bėgimas kliūčių ruožų, jis šaukia, mane mama užmuš, kad aš išpurvinsiu batus. Sakau, taigi jinai žino, kur išleido tave kokią stovyklą. Ir dėjo batus, kuriuos tu gali išpurvinti, rūbus. Nes vaikai šliaužia per kliūčių ruožą, šokinėja per vandens pilną griovį, tikrai ne vienas įkrenta ir miške visko atsitinka. Tai yra normalu. Šiaip tėvai, išleisdami tokias skautiškas stovyklas, dažnai daro taip. Skautų terpiai nuvažiuoja į padėvuškės, nuperka rūbų, išskelbė, sudeda, po stovyklą sudeda į maišą ir išmeta. Visko toj stovyklai būna. Sakai, kas labai sunkiai atsiplauna, durpės, plyšta kažkas, mesgi miške. Aš manau, kiekvienoje stovykloje atsitinka visokių dalykų, todėl kad vaikai vis tiek yra vaikai, kokie bebūtų, ar jie labiau technologiški, ar jie mažiau technologiški, bet kada atsiduria tokioje aplinkoje kaip stovykla, tai jau nekartą minėjom, tai yra nuotykis ir tų nuotykių būna visokių. Jo, ir krimstis jam, kad jis dabar ir tą papasako tikriausiai reikia, kad aš tais nebarsiu už tos išteptus rūbus, nes jeigu jisai traumatiškai bijo ištepti batų, tai faktas, kad jis nebuvo tam paruoštas, kad bus kliūčių ruožas. Kitas netgi piknaudžiauja, jis nenori ten bėgti, kažką daryti, nes kliūčių ruožą pirmiausia jie praeina su instruktorium, jis paaiškina, kodėl tai svarbu, kaip tai padaryti, kad nečytintų vaikai. Netgi pastebėjom tokius dalykus, kai jiem pasiūloma kažko nedaryti, o padaryti vietoj to pritupimus, tai jie tik pritupimus ir daro. O, žinok, tikrai ir mes tokių patirčių turėjom. Geriau aš darysiu tuos pritupimus, žinai. Vėlgi daro pritupimus 10, 1, 5, 7, 11 varom. Jo. O žinai, aš iš kitos pusės norėčiau pažiūrėti, tu sakai, kad tėvai su vaikais turėtų pasikalbėti, apsitarti, susipažinti su stovyklos programa. O tu įsivaizduoji, koks tai turiningas laikas tėvų ir vaikų
vien nagrinėjant ir įsivaizduojant, kasgi ten bus, o kas vyks, o kaip tu priimsi tokį iššūkį, o kaip tu galvoji, kaip tau pasiseks, o kaip tu tada manai, o kokius drabužius pasiruošti, o ką pasiimti, o kokie ten dar galimi scenarijai. Man tai atrodo, čia toks vertingas būtų tėvų ir vaikų bendravimas ir pažinimas vienas kito. Aš gi tau sakiau, darom šventą darbą. Iš kur tėveliai sužinos apie tai, jeigu jums kažkas ir nepapasakos. Vaikam tai būtų didžiulė parama, nes stovykloje de facto aš jau papasakoju, kas bus. Labai padeda, kada būry pačioj stovykloje yra vaikų, kurie jau ne pirmi metai. Ir aš išmokau pasiremti jų nuomonę ir paklausti. Prisimenat, praeitais metais aš sakiau, taip ir buvo. Prisimenat? Buvo taip, buvo. Tada jie žiūri, galvoja, jeigu šitie liudija, taigi visų jisai negalėjo papirkti, su visaisgi negalėjo susitarti. Tai gal viskas bus gerai. Tas nerimo momento maksimalus gesinimas, nes nerimas yra pas visus vaikus. Jie mato tas naujas aplinkybės ir vieni parodo, kiti neparodo, bet tai va. Tai paruošimas stovyklų iš tikrųjų mes dabar nupasakojom idealų receptą, kaip tą daryti. Reikia kalbėti su vaiku. Neįmes į tą nuotykį, kaip mane kažkada tėtis įmetė į upę, dar ir pakankamai šaltą vandenį ir gilę vietą ir jis galvoja, kad aš taip išmoksiu plaukti. Žinai, aš išsikapščiau iš to vandens, man jau nebuvo ten 6 metai, gal ten kokie 10 ar 12, neatsimenu aš to, bet aš vandens nuo to tikrai labiau nepradėjau mylėti. Paskui jau manęs iš vandens neištraukdavo, bet taip vaikų mokinti tikrai nereikia. Sukeliant tokį stresą, nes... Ar vaikų, ar suaugusių, ar mums labai patinka iš tikrųjų, kada taip įmeta ir tave palieka, galiausiai ne visi turi tos stiprybės išsikapanoti, o kas liečia plaukimą, tai didžioji dalis žmonių, kurie patyrė tokį plaukimo mokymą, tai visą gyvenimą gyvena su vandens baime. Tai jeigu... Man greit praėjo. Tai tau, o aš savo aplinkoje 3 turiu moteris, kurios patyrusios tokį mokymą po šiai dienai nepakenčia vandens, nemoka plaukti ir turi ne tik su vandeniu susijusių baimių, bet dar ir kitokių. Supratau. Tai va, tai su vaikais apie stovyklą reikia kalbėti. Kaipgi stovyklai reikėtų ruoštis tėvam? O čia tai įdomiausias klausimas. Tai čia, žinok, ir yra kartu pasiruošimas, nes jeigu jūs skaitydami suprasit, kas ten vyks, tai jūs jau suprasit, kas ten vyks. Ne? Jūs galėsit užduoti klausimus, tarkim, organizatoriam ar stovyklavedžiam, viršininkam. Žodis, kaip tu dabar pavadinsi žmogų, kuris atsakingas stovykloje už visą stovyklos procesą? Tai mes jau kalbėjom, žinai, kad tik tai stovyklavedžiai, kitaip nebus. Taip, bet pačioj stovykloje aš dar tituluoju save viršininku. Labai sovietiškai, labai neteisingai, nerandu kito termino. Aš pripratusi... Ne pirmininkas. Aš pripratusi, mane vadina koordinatorė. Tai prasme, esu tas žmogus, kieno rankose viskas yra, kaip sakau, visos vadelės turbūt ir galėtume pasakyti vadeliotojas. Vadeliotojas, bet žinok, aš tau siūlau pagalvoti ir pasivadinti viršininkę, skamba labai taip. Žodžiu, supratau, mane vienoje iš mano veiklų nuolat kolegė vadina direktorė, nors visiškai nesusiję su nieko, bet vis sako, direktorė, jeigu taip pasakė, tai žinai, ir juokas, ir... kaip pasakyti, visokių minčių kyla, bet realiai tai man norisi kažkaip, kad nebūtų to tokio pavadinimo griežto. Žiūrėk, tavo teisė rinktis. Gerai, reiškia, aš suprantu, kad į visus klausimus tėvelių nepavyks atsakyti nei vienoj laidoj ir per porą metų Alfa būrio stovyklos, nepertraukiamų pamainų vieną po kitos, aš supratau, kad su vaikais, kai buvo skautiškos stovyklos, buvo viskas labai saugu. Atvažiuoja grupė vaikų, kurie pažįsta vadovus, vaikai pažįsta vieni kitus ir vyksta organiškas gyvenimas. Ir tuo tarpu suvažiuoja vaikai, kurie vieni kitų nepažįsta. Ir vadovai dar gali būti, kad vieni kitų nelabai pažįsta. Ir staiga visa šita masė turi tapti stovykla. Iš tos masės padaryti stovyklą man pavyko labai greit. Netgi toks atsiliepimas vienos vadovės, kuri pasakė, kad jinai buvo ne vienoj stovykloj ir šitoj stovykloj jinai pajuto labai jaukią šeiminišką aplinką. Man buvo, tiesiog kaip, nežinau, kaip medus ant, žodžiu. Ačiū Beata tau už komentarą.
už tokį vertinimą. Ir vis tik vėliau aš supratau, kad tėvai neleidžia mums ilsėtis. Savo nerimu, savo perdėtom reakcijom, jie sėdi namuose, reiškia jaudinasi, mes sėdim stovykloje, tai jaučiam, vaikas konkrečiai, nes ryšys tarp jų. Taip, emocinis ryšys stiprus yra. Ir iki tiek daeina, kad jaunuolis sako, aš noriu namo, kodėl? O jeigu mano mamai kažkas atsitiks, nu ir ką tu padėsi? O gal kažką padėsiu? Ir aš paskui supratau, kad ta mama ir sėdi ir galvoja, kad tam vaikui kažkas atsitiks. Tada aš nusprendžiau, kad reikia man su tėvais kalbėtis. Kiekvienos stovyklos pradžioj, esu jau tai minėjęs, paprašau tėvų pasilikti, kas 15 minučių būna pasikalbėjimai, man ten užima iki 10 minučių papasakot, kaip aš matau stovyklą, kaip jinai vyksta, kokie vyksta procesai. Ir aš tau pasakysiu, kad pavyko susikalbėti su tėvais. Jie pasiklauso, jie supranta, kad, aš suprantu, kas tai yra, kas čia per organizmas, kaip jisai gyvena, kokios yra fazės. Aš kalbu pavyzdžiais, konkrečiais pavyzdžiais, 1 diena, 2, 3, 4 diena. Ir išvažiavusių iš stovyklos vaikų sumažėjo iki, 1 išvažiuoja per pamainą, 2 išvažiuoja. Būna ten, kad dėl sveikatos, būna, kad netgi ten timtelna pasitempė kokius sausgyslės ir jau galėtų važiuoti namo. Jis grįžta atgal stovyklą ir toliau stovyklauja. Žinai, aš visada priimdavau kaip asmeninį iššūkį vaikų išvažiavimą. Ir mes kalbėdavom, ką mes padarėme ne taip, kas galėjo atsitikti, tai galiu pasakyti, kad per daug metų savo patirties galiu ant pirštų suskaičiuoti išvažiavusius. Ir išvažiavę buvo dėl, tokių gana rimtų priežasčių. Ir kartais, žinai, kaip sako, reikia padėkoti išvykusiems. Tai irgi buvo tokių situacijų. Ir tu, žinai, labai dabar palietei temą, mes kalbėjome prieš tai laidoje apie saugumą ir apie sveikatos sutrikimus, kai ištinka ir tėvai kartais išsigąsta tokių dalykų, kad jeigu mano vaikui kažkas atsitiks, tai, žinai, galiu pasidalinti savo patirtimi. Tai viena tokia gana sena patirtis, kita prieš kelis metus yra buvusi. Tai viena iš senųjų patirčių, tai jaunuolį, vaikiną, 15 berods jau jam gal metų buvo ir 16, apendicito buvo priepuolis. Jo. Žodžiu, mes gavome jį vežti į ligoninę su vadove, sėdėti, laukti išvadų, galų gale buvo pasakyta, kad operuos, komunikuoti su gydytojais, komunikuoti su tėvais. Kai atvažiavo tėvai, vaikas jau buvo išoperuotas ir tėvai po to atvažiavo, padėkojo už tą rūpestį, nes, įsivaizduok, vaikas stovykloje, jam atsitinka tokia problema, ir kaip tu turi psichologiškai suveikti, kad nei tėvam nebūtų to streso baisaus, nei vaikui. Ir čia tu nieko nepadarysi, čia ne jokia kažkokia trauma, tai tiesiog, taip atsitiko. O kitas dalykas buvo, tai tas žodis, kurį tu norėjai paminėti, psichosomatika. Tai su viena mergaitė prieš 4 metų turėjau. Mergaitė buvo 10 metų ir mūsų stovykla, jai buvo 4 tą vasarą. Šeimoje buvo dar mažas vaikas, labai faini santykiai su tėvais, viską. Vienos iš vadovių turbūt pirminis sprendimas gal nebuvo visiškai teisingas ir po to mes irgi atsidūrėm ligoninėje su ta mergaitė, stebėjimas, viską. Ir skambinau mamai, tai buvo vakaras, jau gana vėlyvas vakaras, Vilniuje gyveno mama ir mama atvažiavo, išbuvo su ta mergaitė, padarė tyrimus, viskas ten tvarkoj, tikrai suveikė jai, matyti jau tas nuovargis gal nuo stovyklų. Ir po to, ką padarė mama, jinai atvažiavo ir dar pusę dienos su ta mergaitė praleido stovykloje. Nes mergaitė labai norėjo dar pasilikti, bet jau po pusės dienos, kai liktai susitarė ir žinai, reikia likti, o jinai sėdi ir jai vėl pilvą pradeda skaudėti ir tada, aišku, pasirinkimas ir mūsų rekomendacija mamai, kad pasiimkit, važiuokit namo, kam žinai sukelti tą stresą, kada mes jau tokį dalyką patyrėm, tai ką reiškia stovykloje vadovai, žmonės dirbantis, kiek reikia turėti ir psichologinio pasirengimo, kad spręsti tokias situacijas. Aš skatinu tėvelių nesilankyti stovyklai,
nes paprastai tai suveikia labai neigiamai, kaip ir telefoniniai skambučiai pirmomis dienomis, nes, bet aš paprastai paaiškinu tėvam, reiškia tokią schemą. Įsivaizduokit, sakau, kad vaikas, kuris buvo pats svarbiausias, pats mylimiausias, pats pačiausias, tai reiškia, o jeigu dar prieš tai buvo pas senelius, iš vis pasaulio bamba, atvažiavo į stovyklą ir tapo tiesiog stovyklauti. Telefonas atimtas, nori, nenori, neįdomu, valgai, nevalgai, neįdomu. Toks yra stovyklos režimas, toks yra ritmas, jūs atveždami vaiką į stovyklą irgi siekit tikriausiai to paties. Nes mes neturim galimybių visų spec poreikių įgyvendinti ir kiekvienam, tai yra ritmas, tai yra režimas, mes taip gyvenam. Va, ir aišku, vakare jam bus blogai. Va, reiškia, vienas apsiverks be kalbėdamas, antras apsiverks, trečias sugalvos, kad jį jau pasiima, išgirdo, kad pasiima ir stovykla pabyra. Tai reiškia, tai čia pirma diena, trečia diena visiems bus blogai. Nes trečia diena, kaip aš jau minėjau ne vieną kartą, trečia diena ir svečiai pradeda smirdėti namuose. Va, tai trečios dienos sindromas ir visiems trečia, ketvirta diena. Va, tai telefonai ketvirtadienį vaikam duodami paskambinti, nes jau daugiau mažiau viskas linguoja ir daug įspūdžių ir daug nuotykių yra ką papasakot. Ir tai dar vienas kitas bando kažkaip sumanipuliuoti, kad reiškia ir ten per raudonus klavišus daužyti, kad patavažiuokit manęs pasimkit. Tai tėvų pasiruošimas ir supratimas, kad su vaiku viskas gerai, kad jisai saugiai, kad jis patikimuose rankose, kad jis praeina savo pamokas tuo metu, yra pats geriausias bendradarbiavimas. Ir labai dažnai, kai tėvai paskambina ir paklausia, kaip mano vaikas, aš paprašau netrukdyti jam ilsėtis. Tikra tiesa, nes atrodo, kad darydami tą paslaugą vaikams, kad atvažiuos, supras, išklausys, kad bus gerai. Sugriaus stovyklą. Taip. Ir pas mus tai dar kiti iššūkiai kyla su paaugliais ir ypatingai jeigu tai yra netoli namų, tai tėvai maistą pradeda vežti. Tai, žinai, čia kategoriškai būna tiesiog pasakyta, kad aš perspėju, kad stovykloje mes valgom pakankamai, o jeigu nori skanėstų, nuvesim, kažką galės nusipirkti ir nevežti maišais maisto. Duodami skanėstai, naktypečiam duodami saldumynai, per daug saldumynų nėra gerai, tai yra tik savaitė. Taip. Jokių, žinai, skautiškose stovyklose tautinėse 18 metais buvo tėvų diena. Vargas, vaikai bėgo iš paskos tėvų, kilometrus, teko vos ne prie kojas prisirišti, nes liko 2 dienas, ketvirtadienis, penktadienis ir šeštadienis, namo ketvirtadienį atvažiuoja tėvai, tėvų diena ir pavargo tas vaikas, pasiilgo, 2 dienas liko, žodžiu, tikrai labai labai prašau ir raginu visus nedaryti tos klaidos ir dažniausiai mane išgirs. Tikrai taip, aš galvoju, kaip smagu, kad mes galim dalintis tą patirtimi ir galvoju apie... Ir tokia pati. Tai pokalbį su tėvais, matai, mano ta stiprioji visada pusė buvo paaugliai. Labai dažnai manęs klausdavo, kaip tu su jais dirbi? Aš irgi tavęs klausiau. Ne, aš tavęs paprašiau, kam tau to reikia? Na, nežinau, man patinka ir mes surandam bendrą kalbą. Žinai, man patinka stebėti jų procesus, dalyvauti ir, žinai, kaip visada apie mane jie sako, kad visada gali ateiti ir, žinai, pasiguosti, jeigu yra reikalas, jie bus suprasti. Bet jau jeigu Svetlana supyks, žinai, tai kažkaip būdavo tas išlaviruoji ir tu tarsi esi ir autoritetas, kur gali pasisakyti, bet lygiai taip pat autoritetas, kai žino, kad yra tam tikros raudonos ribos. Bet šiemet ir keli metai jau mes su mažesniais vaikais pradėjom dirbti, programos yra tos pačios, tik tai metodai darbo skiriasi ir, žinai, su tais mažesniais aš dabar klausau tavęs ir galvoju, o jeigu jie verks, žinai, jo, bet nieko, mes apmąstėm, kad jeigu jie verks, tai turėsime savanorių ir net pabandysim apgyvendinti, žinai, ten taip kartu, kad nebūtų... Turėtų gyventi suaugęs žmogus.
kad būtų saugu. Jo. Tai Tas saugumo jausmas labai ir netgi tėvam, kada jie žino, kad palapiniai miega, mes miegam palapinėse, po 80 vaikų palapiniai miega vienas suaugęs, vaikai žino, kuri mano palapinė, aš nemiegu su vaikais palapiniai, kad jie nepasiklystų naktį, jinai yra pakeliui į tualetą, jinai visiškai kitaip atrodo, jinai apšviesta ir visi žino, kad būna, kad ateina ir iki manęs. Labai retai dažniausiai vadovai išsprendžia tos reikalus. Koks ten reikalas? Apsisisiojo. Dieve, o tai bėda. Staigi viską pakeitėm lovytę irgi ir toliau gyvenam. Mūsų, matai, šiemet bus patirtis labai įdomi. Mes keliaujame į Inovatorių slėnį, į Zarasų rajoną, o Inovatorių slėnis tai yra buvusio vienuolyno pastatai. Teko to būti, ne? Tai ir viena, ir kita pamaina, ir mažesnių, ir didesnių bus tame buvusiame vienuolyne. Aišku, ten nenusakoma atmosfera, bet kambariai, kur jie gyvens jau po daugiau, tai, sakykime, jeigu paaugliam tai bus atrakcija nereali, tai mažiukus jau mes turėsime, žinai, truputėlį pagloboti daugiau tose erdvėse. Tai yra aukšta ir, žinai, tos, menės, jos juk taip vadinamos menės. Tai ir vieną patirtį iš tavęs tikrai pasiskolinsiu, tai tuos pokalbius su tėvais, su mažesnių vaikų. Su vyresniais mes taip kalbame. Aš labai mėgstu kiekvieno stovyklos dalyvio tėvus žinoti, ar kas derina, kas perka ten, mama ar tėtis. Aš su kiekvienu iš jų kalbu telefonu ir kada jie atvažiuoja, atveža savo tą brangenybę į stovyklą, tai jie žino, ir ieško manęs, ir kalbasi, ir jūs sakėt, ten taip, o kaip čia mes darysim, ir panašiai. Kontaktas jau yra, ir turbūt ir tam vaikui drąsiau, kada jau net ir tėvai žino, pas ką jie važiuoja. Mano galva, tai yra didelė vertybė. Tai reiškia, vaikus stovyklai ruošti reikia, tėvams stovyklai ruoštis irgi reikia. Tikrai. Pasižiūrėjus mūsų pokalbių seriją, aš galvoju, kad labai daug klausimų bus atsakyta ir mitų panaikinta. Iš tikrųjų, net nežinau, kokie mitai sklaido, kadangi labai sudėtinga vertinti tą sritį, kurioje dirbi, netgi nedirbi, o gerai leidi laiką, jau kurį laiką. Darbo aš to net nepavadinčiau, nes darbas tai yra, kada tau sunku, kada reikia kažką daryti, o čia yra tiesiog geras laiko leidimas. Tai čia, žinai, tai apie ką mes kalbėjom, kad stovyklos vadovai, arba net ne vadovai, atsimeni, mes kalbėjom apie stovyklos organizavimą ir tada tu pasakai, kad stovyklavedžiai, o ne organizatoriai, kad tai yra savotiškas pašaukimas ir gyvenimo būdas. Tai tikrai nedarbas. Gaila, kad tos stovyklos Lietuvoje vyksta tik vasarą, toks. O aš galvoju, jau yra dabar stovyklų vykstančių kitų metų. Ne, tai skautų stovyklos vyksta, skautai vykdo 4 stovyklas per metus. Bet ne tik skautai. 3 savaitgalinės. Jeigu kalbėti apie kitų atostogų stovyklas, bet aišku, vėlgi mes turime kalbėti, koks yra poreikis, kokia tai yra rinka ir, daug dalykų, žinai. Bet galima, ne tik, kad galima. Mes paprovokavom tėvelius, jie, manau, pasakys savo nuomonę ir suaugusių stovyklą mes jau pažadėjom, tikrai padarysim. O žinai, manau, kad ne vasaros laikotarpio, Audriau, dabar tai mes dirbam skirtingose stovyklose ir tik tai turim kitas bendras veiklas, tiesa, labai tikiuosi, kad kitų atostogų metu mes galėsime padaryti kartu stovyklą. Pabandykime. Tai šitą gaidą mes pabaigsime šios dienos pokalbį, o klausimą mes turim ar ne? Ar padėjo mūsų patarimai, mėly tėveliai, jums pasiruošti arba suprast, kas yra pasiruošimo stovyklai? Šito, manau, pakanka. Tai bus atsakymas, ar mes prasmingai leidžiam savo laiką, ar geriau per tą laiką išsimiegot ir užsidirb pinigų. Jo, o tikrai klausimas toks, žinai, rimtas. O kitai laidai, kaip ir sakiau, tai mes turėsime viešnią. Nepraleiskite. Po savaitės susitiksime vėl. Iki susitikimo. Iki pasimatymo.